duona. Kepta duona. Tik tai trūksta skystos duonos dar, prie tos kietos duonos. Tai gal po pergalės jau bus? Negeriu. Tėvas neleidžia. Tai ar nesunku buvo žaisti be brolio, nors rezultatas Tai ką, brolis, tai aišku sunkiau. Aišku sunkiau. Laukiam visų ir Robertą, ir Tadą, ir brolį, kad visi būtume kartu ir kad padėtume vienas kitam. Tai top 16 smoksit iš peties visi? Nu, jo, tai jo, visi. Ne, tai aišku, tikiuosi, kad gal ne visi, Tadas gal vėliau prisijungs, bet tikimės, kad Robertas ir brolis jau tikrai turi įsijungti. O kaip Kšištofai pats jautiesi, girdėjom, kad nuskausminamus pastoviai tenka vartoti? Tai kaip jaučiuosi pagal amžių, tai žinot, jau ne šitą. Ne 20 metais. Tu gerai jautiesi, tu atrodai pažiūrėk kaip jaunai. Kaip 45, jo? Ar prie sezono patys tikėjot, kad galima pirmą vietą paimti grupiai? Tai aišku, be abejo. Tikėjomės. Buvo, aš atsimenu dar kaip dabar, kaip vakar buvo tas mitingas, kaip mes prieš pirmos varžybos žaidėm ir su treneriu analizavom visos varžybos, išvykoje, kur galim laimėti, kur nelaimėti, ir treneris pas mus klausinėdavo. Ar prieš tos galim išvyko laimėti, ir prieš tos, ir mes visi sakydavom, kad galim. Eurolygą laimėti galim? Tai be abejo gali, jeigu bus svarbiausia visi sveiki ir visi bus gera atmosfera, jokių problemų komandai nebus. Tai be abejo galima. Kodėl ne? Mesgi tokie pat žmonės kaip ir visi. Aišku, ir jeigu tritaškius pataikysi. Ir jo. Vertinant visą reguliarų sezoną, kurios rungtynės buvo sunkiausios? Sunkiausia visos sunkios, visos. Aš negaliu net. Ir pas mus buvo labai stiprus pokalbis. Ir nebuvo taip, kad prieš kažką tai galima išeiti ir atsipalaidavę žaisti. Reikėjo visą laiką išeiti, ar čia būtų Olimpiakosas, ar čia buvo C9, prieš visus vienodai 100% reikėjo atiduoti save savo jėgos.